Noriu Jums parodyti, kaip veikia Google Translate. Tai į browserį įsirašom Google, tada rašome Translate, atsidarome pirmąją nuorodą, štai šitą, ir turime du langelius. Tai visų pirma, vienam langelį galima parašyti ir kitame langelyje iš karto gausime vertimą. Tai galima pabandyti labas vakaras, tarkim. Ir mums verčia norvegų, vokiečių, galim pasirinkti anglų kalbą, kuri yra naudojama daugiausiai. Iš karto mums verčia, vertimą gauname kitame stulpelėje. Taip pat galime išsiversti ir didesnį tekstą. Tai vėlgi einam į Google, pasirašom Parkinsono liga ir mes norėtume išversti, ką reiškia Parkinsono liga. Einame į Wikipediją, nusikopijuojame tekstą, kurį mes norime versti, kopijuojame paspaudę Ctrl ir C, o į vertėją įklijuojame Ctrl V. Tai turime lietuvių kalbą išverstą tekstą ir turime anglų, galime pasirinkti vokiečių kalbą ar kitą kalbą, kurios mums reikia. Taip pat turime čia mikrofono tokį ženkliuką, kuris leidžia paspaudus išklausyti patį tekstą, patį tarimą, kaip tai skamba. Taip pat Google Translateris leidžia mums išsiversti norimus dokumentus. Juos reikėtų įkelti štai čia. Paspaudame naršyti failus, tada įkeliame dokumentą ir verčiame jį, paspaudžiame versti ir išverstą versiją atsiųsinčiame. Darome ir mums yra išverstas. Tai galima versti ir dokumentus, ir didesnius tekstus. Taip pat dabar norėčiau dar parodyti, kaip naudotis kita mūsų vertimo programa, tai yra DeepL. Pats principas yra panašus, tai irgi turime programą su visomis kalbomis, kaip matote, čia parašyta 32 kalbos, pasirenkame kalbą lygiai tokiu pat mygtuku, išsirenkame, kokia kalba mums yra reikalinga, galime lygiai taip pat prisegti failus, kuriuos norime išversti, rašome tekstą, labas vakaras, kaip jautiesi, čia išverčia mums vokiečių kalbą, galima pasirinkti ir anglų kalbą. Tai va. Čia truputėlį klaida, taip dabar viskas yra išversta puikiai. Lygiai taip pat jūs galite įrašyti savo balsą, kažką, ką norite pasakyti ir jums automatiškai išverčia į jūsų pasirinktą kalbą. Tai tikiuosi, šitie mokymai jums tiks ir bus naudingi ir toliau naudositės šiomis programomis ir jokios kalbos barjero nebejausite.